Šiandien žiniose. Internetu jau susirašė ketvirtadalis Lietuvos gyventojų. Organizuojamos ekskursijos Gabrieliai Petkevičaitei bitei atminti. Labdaros ir paramos fondas Algojimas siekia bendradarbiavimo tarp verslo ir nevyriausybinių organizacijų. Kovo 1 prasidėjęs elektroninis gyventojų ir būstų surašymas turėjo baigtis vakar, tačiau pradėjus strigti sistemai surašymas pratęstas iki trečiadienio vidurnakčio. Statistikos departamento duomenimis iki šios dienos ryto internetu jau susirašė apie 816 tūkstančių arba daugiau nei 25% Lietuvos gyventojų. Aišku, aktyviausiai elektroninėme surašyme dalyvavo didžiųjų miestų gyventojai. Panevėžio mieste susirašė 29%, o rajone 20% gyventojų. Aktyviausiai gyventojai prie sistemos jungėsi pirmomis ir paskutinėmis dienomis, kai prie elektroninio surašymo sistemos jungėsi vidutiniškai apie 17 tūkstančių gyventojų per valandą. Noriu pabrėžti, kad internetu dar galima susirašyti iki kovo 16 dienos 24 valandos. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ypač aktyvų gyventojų dalyvavimą elektroninėme surašyme ir pačių gyventojų pageidavimus dar dalyvauti elektroninėme surašyme. Nesusirašysiųjų elektroniniu būdu nuo balandžio 5 iki gegužės 9 dienos lankys surašinėtojai. Pasibaigus elektroniniam surašymui gyventojų surašinėtojai pradės lankyti tik nuo balandžio 5 dienos. Bus lankomi gyventojai, kurie elektroniniu būdu susirašė ne visus būsto gyventojus ar išvis nedalyvavo elektroninėme surašyme. Surašymo darbuotojus bus galima atpažinti iš surašymo darbuotojų pažymėjimų ir specialių portfelių. Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai šiemet vyksta ir kitose ES šalyse. Kai kurios iš jų irgi pasirinko mišrų surašymo būdą. Vasario 1–9 dienomis Bulgarijoje vykusiame elektroninio surašymo etape dalyvavo 41% Bulgarijos gyventojų. Kovo 1–12 dienomis Latvijoje vykusiame elektroninėme gyventojų surašyme dalyvavo per 650 tūkstančių Latvijos gyventojų. Šiandien tarp uždarosios akcinės bendrovės Aukštaitijos vandenys ir akcinės bendrovės Panevėžio statybos Trestos turėjo būti pasirašyta Panevėžio miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginių statybos rangos sutartis. Tačiau prieš pat jos pasirašymą rangovas pranešė, kad nebeatvyks, kadangi subrangovas turėjęs tiekti įrangą dumblui perdirbti, pareiškė pasitraukęs iš Lietuvos rinkos. Gavome prašymą iš rangovo, kuris turėjo pasirašyti sutartį, kad juos informavo pasiūlytas vienas iš įrangos tiekėjas, kad traukėsi iš Lietuvos rinkos ir tokiu atveju jie yra didžiuliai rizikoje pasirašę sutartį, kai nebeaišku, kokios bus sąlygos tą patį rangovą pasigauti kažkur kitur pasaulyje. Mane taip nemaloniai nuteikė, kad šitas subrangovas yra žinomas ir ne vien Aukštaitijos vandenyse jisai dirba. Tai jeigu jie pasitrauks iš visos Lietuvos, kuriuose jie vykdė, tai atitinkamai bus pasiekmės tokios, arba bus nelaiku įvykdyti sutarties įsipareigojimai kitų bendrovių, arba kažką tai keisti turės. Bet yra sprendimai, visiems yra techninio projekto keitimai, derinimai, žodžiu, įstatymų numatyta tvarka, viską galima pakeisti, padaryti, bet tam reikia laiko. O čia toks momentas, kad pasirašymo momentu pasakė, kad jis neatvyks pasirašyti sutarties. Uždarosios akcinės bendrovės Aukštaitijos vandenys generalinis direktorius Rimantas Liepa tikisi, kad situacija dėl projektų įgyvendinimo turėtų paaiškėti po savaitės. Projektą įgyvendinti reikia, nes yra visiems fiksuota pinigų suma ir šiuo metu prasidėjo infliaciniai procesai, jau ir taip neigiamai veikia patį projektą, nešnekant apie 40 tonų kiekvieną dieną gaunamo produkto, kuris ateities kartom nusikėlė, kurį jau reikės spręsti, ar dar toliau kartom numetam, ar jau patys sprendžiame klausimą to 40 tonų dumblo. Tai aš vis dėlto pakol kas, jau kaip ir sakiau, kad mes tenkinam jų prašymą savaitę atidėti, o po savaitės turėsime labai rimtai spręsti klausimą, jeigu jiems nepavyks su jais suderinti viską, ką daryti, ar juos šalinti iš konkurso ir tada sekantį pagal konkursą eilę pasirinkti, ar jeigu bus kažkokie argumentai, jų kas ten darosi, tada turėsime rimtai spręsti.
Nes laikas šiuo metu dėja dirba tikrai projektui ne į naudą. Įgyvendinus projektą ir pastačius dumblo apdorojimo įrenginius, gaunamo dumblo tūris sumažės maždaug 4 kartus, o iš jo gaunamas granulės bus galima panaudoti žemės ūkyje ir deginti specialiuose deginimo įrenginiuose. Minint Panevėžio miesto garbės pilietės, rašytojos, visuomenės veikėjos, filantropės Gabrielės Petkevičaitės bitės 150-ąjį gimimo metinių jubiliejų, Panevėžio apskrities turizmo informacijos centras kovo mėnesį gyventojų grupėms organizuoja 3 skirtingas ekskursijas, apriepsiančias ne tik Panevėžio miestą, bet ir rajoną bei apskritį. Mieste siūlom dabar apžvalginę ekskursiją Petkevičaitės bitės namai, Balčiukonio gimnazija, biblioteka ir Dailės galerija yra paruošus visą šitą mėnesį edukacinę programą, ją prijungiam. Pabaigoj mėnesio tokia pat ekskursija mieste skirta bitė gali būti su įdomiom edukaciniam programom Kraštotyros muziejui. Bitė daktarė ir visokios kitos temos. Turizmo informacijos centro direktorės Daivos Tankūnaitės teigimu, lankytojai gali patys išsirinkti, kokius objektus susijusius su bite jie nori aplankyti. Jeigu pageidauja grupė, galima prie dalies objektų Panevėžy prijungti Puziniškį, irgi taip pat su mokyklos edukacinė programa, vaistažolių programa. Ir jeigu yra galimybė, jeigu klientai turi laiko, tai tą ekskursiją galim pratęsti iki Joniškėlio, tuo labiau, kad ten ilgą laiką bitė kartu su tėvu gyveno ir teikia įvairias paslaugas vietos gyventojams. Ir dabar galima apžiūrėti tokią mažą ekspoziciją ir ligoniniai, kurie veikia iki šios dienos, kur dirbo Petkevičius, tuo labiau, kad ir mokykla turi mažą ekspoziciją, bet to yra labai įdomių žmonių, kurie dalį ekskursijos veda Joniškėlį ir ganėtinai įdomiai pasakoja. Ekskursijų dalyviai taip pat kviečiami dalyvauti loterijoje. Nugalėtojų laukia įdomus prizai. Rašytojas Gabrielės Petkevičaitės bitės knyga Karo metų dienoraštis, fotoalbumas Panevėžys, suvenyrai su Panevėžio miesto simbolika. Labdaros ir paramos fondas Algojimas, siekdamas nevyriausybinio organizacijų ir privataus verslo lygiavertės partnerystės, šiandien surengė draugystės pusryčius. Jų metu fondo vadovė Aušra Stančikienė susirinkusiems pristatė idėją, jog nevyriausybinio organizacijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas sėkmingai plėtosis tik tuo met, kai abi šalys suderins interesus ir bendrą naudą ne tik savo, bet ir visuomeniai. Šitą sanglaudą verslo ir nevyriausybinio sektoriaus dar dažnai mūsuose yra galvojama, kad nevyriausybinės organizacijos, vadinamasis trečiasis sektorius arba NVO sektorius yra tik prašytojai pinigėlių. Tarsi vieni turėtų idėją, o kiti turi ją padengti pinigais. Deja, ne visada šitaip nutinka. Ir tas modelis tikro bendravimo ir tikros socialinės atsakomybės pasaulyje egzistuoja jau kuris laikas ir įžengia ir pas mus, ir mes pradedam tą žinią ir tas formas išsakyti šiandieną draugystės pusryčiais. Draugystės pusryčių tikslas – inicijuoti ir plėtoti institucinį bendradarbiavimą tarp nevyriausybinio organizacijų ir verslo sektoriaus. Taip pat parodyti ir patiems atrasti naujus bendravimo ir bendradarbiavimo būdus ir formas, kaip įmonės gali vystyti savo socialinę atsakomybę ir kaip nevyriausybinės organizacijos gali padėti įmonėms įgyvendinti jų siekius naudingus bendruomeniai. Mes norim ne tik vieni, mes pradedam tai ir skatinsim kitas veikiančias nevyriausybinės organizacijas perimti šitą estafetę ir toliau draugauti, bendrauti, prisistatyti ir rasti sanglaudas, kurios yra naudingos abiems pusėms ir pirmiausia savo bendruomeniai. Labdaros ir paramos fondo Algojimas misija – keisti visuomenės požiūrį į negalią, vaiko ir šeimos integracija į visuomenę, socialinių paslaugų tobulinimas bei prieinamumas. Taip pat visokeriopos pagalbos teikimas šeimoms auginančioms vaikus su negalia.